Pradžios knyga 25 skyrius. Abraomas vedė kitą žmoną vardu Ketūrą. Ji pagimdė jam Zimraną, Jokšaną, Medaną, Midianą, Išbaką ir Šuachą. Jokšanui gimė Šeba ir Dedanas. Dedano palikuonys buvo Ašuriečiai, Letušai ir Leumai. Midiano palikuonys buvo Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Jie visi buvo Ketūros palikuonys. Visa, ką turėjo Abraomas, paliko savo sūnui Izaokui, o savo sugulojo vaikams Abraomas davė dovanų dar prie savo galvos, prieš išsiųsdamas juos tolin nuo savo sūnaus Izaoko rytų link į Kedemo kraštą. Abraomas gyveno iš viso 175 metus. Jis atsikvėpė paskutinį kartą mirdamas laimingoje senatvėje, sulaukęs ilgo amžiaus ir buvo sujungtas su savo gimine. Jo sūnūs Izaokas ir Izmaelis palaido jį Machpelos oloje, Hetito Coharo sūnaus Efrono lauke, esančiame į rytus nuo Mamrės, tame lauke, kurį Abraomas pirko iš Hetitų. Ten buvo palaidoti Abraomas ir jo žmona Sara. Po Abraomo mirties Dievas laimino jo sūnų Izaoką. Izaokas apsigyveno prie Ber-Lahai Roijo vietovės. Štai Abraomo sūnaus Izmaelio, kurį Abraomui pagimdė Saros vergė, egiptietė Hagara palikuonis. Štai Izmaelio sūnų vardai pagal jų gimimo eilę. Izmaelio pirmagimis Nebajotas, Kedaras, Atbeelis, Mibsamas, Mišma, Dūma, Masa, Hadadas, Tema, Jetūras, Nafišas ir Kedma. Tokie tad Izmaelio sūnūs ir jų vardai pagal gyvenvietės ir stovyklas, 12 vadų pagal gentis. Izmaelis gyveno 137 metus, atsikvėpęs paskutinį kartą ir miręs, jis buvo sujungtas su savo giminė. Jie klajojo nuo Havilos prie Šūro esančio netoli Egipto iki pat Ašūro. Kiekvienas jų statėsi stovykla šalia visų savo giminių. Štai Abraomo sūnaus Izaoko šeimos istorija. Abraomui gimė Izaokas. Izaokas buvo 40 metais, kai vedė Rebeką, aramėjo Betuelio iš Padan Aramo dukterį ir aramėjo Labano seserį. Izaokas maldavo Viešpatį dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga. Viešpats išklausė maldą ir jo žmona ta Rebeka tapo nėščia. Bet kūdikiai taip grūmėsi vienas su kitu jos įsčiose, kad ji prasitarė: jei taip, tai kam aš dar gyvenu? Tad ji nuėjo Viešpaties pasiteirauti, o Viešpats atsakė jai: 2 gentys yra tavo įsčiose, 2 atskiros tautos kils iš tavęs, bet viena tauta bus stipresnė už kitą. Vyresnioji tarnaus jaunesniai. Atėjus metui gimdyti paaiškėjo, kad jos įsčiose buvo dvyniai. Pirmasis buvo rusvas, o visas jo kūnas tarsi plaukuota skraistė, užtat jie pavadino jį Ezavu. Po to išėjo jo brolis laikydamasis ranką Ezavo kulno, užtat jie pavadino jį Jokūbu. Izaokas buvo 60 metais, kai jiedu gimė. Kai berniukai užaugo, Ezavas buvo įgudęs medžiotojas, laukus mėgstąs vyras, tuo tarpu Jokūbas tylus, mėgstąs būti namie prie palapinių. Izaokas mylėjo Ezavą, nes mėgo žvėrieną, o Rebeka mylėjo Jokūbą. Kartą Jokūbui verdant sriubą Ezavas parėjo iš laukų. Jis buvo labai išalkęs. Ezavas tarė Jokūbui: labai prašau duoti man pasrėpto raudono viralo, nes esu baisiai išalkęs. Todėl Ezavas buvo vadinamas Edomu. Pirmiau parduok man savo pirmagimystę, atsakė Jokūbas. Ezavas tarė: esu prie mirties, kam man ta pirmagimystė? Bet Jokūbas užsispyrė: pirmiau turi man prisiekti. Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo savo. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė.